Sveiki visi ir sveiki atvykę į Global Eye. Aš esu Emilė Francis, labai ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. Kiekvieną savaitę mes gilinamės į istorijas ir problemas, su kuriomis šiandien susidurėme mūsų pasaulyje. Štai ką pamatysite šio vakaro laidoje. Dirbtinio intelekto milžinai ruošiasi žengti į biržą, o tokių pagrindinių platformų kaip OpenAI vertė artėja prie $1 trilijono. Taigi, ar dirbtinis intelektas išgyvens ilgalaikę sėkmės bangą, ar tai gali būti naujas .com burbulas, kuriam gresia sprogimas? Ar LinkedIn profesinių ryšių platforma tampa pagrindiniu taikiniu Kinijos slaptiesiems agentams, ieškantiems vyriausybės ir kariuomenės darbuotojų, galinčių atskleisti svarbiausias paslaptis? Kuri įtakinga šalis tampa pirmąja, kuri populiarų svorio metimo vaistą Ozempic daro prieinamą tiems, kurie neturi daug pinigų? O dabar prie naujienų antraščių. JAV paskelbė aukštą parengties lygį, nes naujas mėsą ėdantis parazitas artėja iš Meksikos link JAV sienos. Pasak JAV Žemės ūkio departamento, naujojo pasaulio sraigtinis kirminas per pastaruosius metus plito po Meksiką ir dabar jau aptiktas Teksase. Parazitas buvo aptiktas 3 savaičių amžiaus veršyje. Sraigtiniai kirminai yra parazitinės musės, kurių patelės deda kiaušinėlius į atviras žaizdas ir žinduolių, įskaitant naminius gyvūnus, gleivines, o tai gali būti mirtina. Teksase gyvena daugiau nei 12 milijonų galvijų ir tai sudaro 15% JAV. Jautienos gamybos. Štai daugiau informacijos iš Teksaso gubernatoriaus Grego Abboto. Noriu, kad visi žinotų, jog yra labai gerai seniai nustatytas prevencijos ir gydymo būdas, kaip sustabdyti naujojo pasaulio sraigtinio kirmino plitimą. Gydymo ir prevencijos būdas, kurį federalinė vyriausybė jau yra taikiusi anksčiau. Sraigtinis kirminas taip pat kelia pavojų mūsų mylimiems augintiniams, tačiau valdžios institucijos teigia, kad tikimybė, jog jis persimes ir užkrės žmonės, yra labai maža arba visai nėra. Atsigręžkime į Boliviją. Ten protestai ir toliau stiprėja. 10 000 ūkininkų, kalnakasių ir čiabuvių bendruomenių mobilizuojasi reikalaudami prezidento Rodrigo Paso atsistatydinimo. Jau daugiau nei mėnesį jie yra įkūrę beveik 100 skirtingų blokadų pagrindiniuose šalies greitkeliuose. Tačiau šį savaitgalį 2 policijos pareigūnai buvo sužeisti, kai jų buvo mažiau ir jie buvo priversti pasitraukti strategiškai svarbiame greitkelyje didžiausioje šalies agropramoninėje zonoje. Prezidentė Pas yra kaltinama, kad nesugebėjo reaguoti į didžiausią šalies ekonominę krizę per 40 mečius, kai infliacija siekia 15%. Albanijoje tūkstančiai protestuotojų taip pat reiškia nepasitenkinimą dėl planuojamo prabangaus kurorto, kurį remia su Jaredu Kushneriu, JAV artimųjų rytų pasiuntiniu ir prezidento Trumpo žentu susijusi įmonė. Nešini Albanijos vėliavomis ir transparantais demonstrantai skandavo šalin vyriausybę ir reikalauja pareigūnų atsistatydinimo dėl $1,6 milijardo vertės projekto. Salos pakrantėje šalia saugomų pelkių, kuriuose gyvena įvairūs gyvūnai, tokie kaip flamindai, ruoniai ir jūrų vėžliai. Ir tai taip pat vieta, kur jie peri. Mes visi kartu saugome savo šalį, savo žemę, o aš saugau savo vaikus, kad jie galėtų turėti laimingą, tarkime, gyvenimą po 20 metų. Ir aš nežinau. Taigi tikimės, kad viskas baigsis gerai visiems. Ši kiek daugiau nei 2 kvadratinių mylių sala yra maždaug 2 kartus didesnė už Niujorko centrinį parką. Tačiau pagal dabartinį pasiūlymą bus plėtojama tik dalis žemės ploto, pasak su šiuo projektu susijusių pareigūnų. Dabar pereikime prie Azijos. Pietų Korėjos prezidentas pasirinko verslo ir startuolių ministrą tapti šalies ministru pirmininku. Jei parlamentas pritars, Han taptų pirmąją moterimi ministrė pirmininkė per 20 metų. Jei ji bus pasirinkta, tikimasi, kad Han vadovaus šalies dirbtinio intelekto transformacijai, o tai būtų palanku Pietų Korėjos ekonomikos augimui. Ir dabar mes pasiekėme viršūnę. Taigi, ar dirbtinis intelektas ne tik keičia tai, kaip naršome internete, rašome tekstus, generuojame vaizdus ir dar daugiau, bet kiek toli jis iš tikrųjų gali mus nuvesti,
kol ši burbulas nesprogs. Prie mūsų diskusijos šį vakarą iš New Yorko prisijungė Stevenas Varhaftigas, TMT nuosavybės tyrimų asocijuotasis viceprezidentas. Taip pat Dimitris Vulgaris, Aurora Macro Strategies vyriausiasis ekonomistas. Taip pat per Zoom prisijungė mūsų i24 News anglų kalbos vyresnysis korespondentas Auvenas Altermanas. Sveiki atvykę jums abiem. Prieš pradėdami mūsų diskusiją trumpai susipažinkime su kontekstu. Dirbtinis intelektas jau nebėra vien tik silicio slėnio eksperimentas. Jis keičia tai, kaip žmonės ieško informacijos internete, rašo elektrolaiškus, kuria vaizdus, programuoja, kuria vaizdo įrašus ir net valdo kai kurias savo verslo dalis. Tačiau kuo didesnis tampa dirbtinis intelektas, tuo didesnis kyla klausimas, kiek šio bumo yra tikra, o kiek tik ažiotažas. Investuotojai pila milžiniškas sumas į dirbtinio intelekto įmonės, o tokios bendrovės kaip Anthropic ir OpenAI pasiekia stulbinamas vertes, net kai lustų, duomenų centrų ir skaičiavimo galios kainos vis auga. Reuters perspėjo, kad tikrasis klausimas gali būti ne ar dirbtinio intelekto bumas baigsis, o kas nutiks rinkoms, kai tai įvyks. Tuo pačiu metu konkurencija vis stiprėja. Tokios Kinijos įmonės kaip DeepSeek jau parodė, kad gali kurti galingus dirbtinio intelekto modelius mažesnėmis sąnaudomis, didindamos spaudimą Amerikos bendrovėms ir priversdamos investuotojus klausti, ar šiandienos lyderiai išliks dominuojantis ir rytoj. Dar yra ir darbo vietų klausimas. Dirbtinis intelektas gali padėti darbuotojams dirbti greičiau, tačiau jis taip pat gali pakeisti užduotis, kurias anksčiau atlikdavo rašytojai, dizaineriai, programuotojai, tyrėjai, klientų aptarnavimo specialistai ir biuro darbuotojai. Goldman Sachs teigia, kad kai kurie darbai jau prarandami tose srityse, kuriuose dirbtinis intelektas gali pakeisti žmogaus darbą, o kitose srityse, kuriuose DI padeda darbuotojams, o ne juos pakeičia, darbo vietų daugėja. Taigi diskusija jau nebe apie tai, ar dirbtinis intelektas pakeis ekonomiką. Tai jau vyksta. Tikrasis klausimas yra, ar tai ilgalaikės technologinės revoliucijos pradžia, ar DMI lenktynės vyksta taip greitai, kad burbulas gali sprogti dar prieš pasauliui spėjant pasiruošti pasekmėms. Taigi tai yra $1 trilijono klausimas. Jei kalbame apie OpenAI, kaip ką tik minėjome, dabar pradėsime savo diskusiją. Pradėsime nuo Steveno. Kiekvienas iš jūsų turite 30 sekundžių atsakyti prieš pradėdami gilintis į klausimus. Taigi dar kartą, ar šis dirbtinio intelekto bumas yra tikras, ar tai burbulas, kuris gali sprogti visomis prasmėmis, tiek mūsų piniginėms, investicijoms, tiek ir naudojant šias platformas informacijai bei įvairiausių dalykų kūrimui. Pradėsime nuo Steveno. Aš visiškai tikiu, kad visas šis dirbtinio intelekto vystymas yra tikras bumas. Tai nėra tas pats, ką matėme anksčiau, pavyzdžiui, su .com burbulu 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. Manau, kad tai iš tikrųjų yra ankstyvoji 4-osios pramonės revoliucijos stadija. Priežastis, kodėl aš taip manau, yra ta, kad įmonės, kurios investuoja į šią dirbtinio intelekto technologiją, turi labai stiprius balansus ir labai stiprius laisvų pinigų srautų profilius. Manau, kad tai šiek tiek skiriasi nuo .com burbulo, kai viską palaikė didelės pinigų sumas deginančios ankstyvosios stadijos startuoliai, kurie iš tikrųjų ir kurstė .com burbulą. Ir manau, kad mes vis dar esame labai ankstyvoje dirbtinio intelekto revoliucijos stadijoje, kuri vyksta pačiame centre. Gerai, o Dimitrisai, ką manote jūs? Ar sutinkate, ar nesutinkate? Žiūrėkite, manau, kad įdomus dalykas apie šią technologinę revoliuciją, taip yra tai kiekviena kita technologinė revoliucija, yra tas, kad ji gali būti ir viena, ir kita. Ji gali būti tikra ir burbulas. Geležinkeliai XIX amžiaus pabaigoje buvo labai tikra technologija. Žmonės vis dar važinėja traukiniais. Jie taip pat sukėlė finansinį burbulą. .com burbulas ir žlugimas, kurį paminėjo Stevenas, taip pat buvo pagristas tikra technologija. Mes visi šiandien naudojamės internetu, bet jis taip pat atėjo su burbulu. Taigi tai gali būti abu dalykai. Ilgainiui tai gali būti transformuojanti jėga, o trumpuoju laikotarpiu sukelti didelės vertės. Ir taip, žinoma, kaip ir viskas, tai nėra tik juoda ir balta. O dabar įsitrauks ir Altermanas. Ką turi pasakyti mano draugė? Emili, šitas baigsis 2-1, nes aš renkuosi juos, aš palaikau Dimitrį. Žiūrėk, tu skaitai straipsnius ir komentarus apie tai ir čia pateikiami XIX amžiaus geležinkelių pavyzdžiai. 2000-ųjų .com burbulas ir viskas, kas buvo tarp jų. Būtų keista, jei nebūtų burbulo. Ir paralelės egzistuoja. Išorinės investicijos į duomenų centrus. Tai panašu į geležinkelio bėgių tiesimą XIX amžiuje. Ir čia yra bent dvi kitos didelės rizikos. Emiliu, tu paminėjai Kiniją ir tai, kad Kinijos įmonės galiausiai galėtų asimetriškai pranokti savo JAV konkurentus, taip pat ir galima reguliavimo riziką. Turime 7 įmonės, didingai 7, kurios sudaro apie 60% akcijų rinkos kapitalizacijos. Milžiniška dalis.
Ar gali būti reguliuotojų, kurie ateitų ir atimtų šias privilegijas iš šių milžiniškų įmonių? Ir ar tai galėtų paveikti jų vertinimą? Laikas baigėsi, turėsime sugrįžti prie jūsų. Gerai, mes bandysime išlaikyti tvarką ir nesukelti painiavos, kadangi visi prisijungėte nuotoliniu būdu. Taigi vėl eisiu iš eilės, pradedant nuo Steveno. Taigi klausimas yra toks. Ar tokios įmonės kaip OpenAI ir Anthropic yra vertos tų vertinimų, kuriuos jos savo priskiria? Ar manote, kad tie vertinimai yra pernelyg išpūsti ir nepaisant technologijos, tai gali sukelti problemų vartotojams ar tiems, kurie į jas investuoja? Manau, kad tiek OpenAI, tiek Anthropic vertinimai yra visiškai pagristi. Kalbame apie įmonės, kurios patyrė neregėtą augimo tempą, kokio nematėme jokioje pramonėje per pastaruosius 20 metų. Ir būtent tai matome abiejose įmonėse. Anthropic pasiekė $47 milijardų metinį tempą, OpenAI taip pat pasiekė $25 milijardų metinį tempą. Ir tai yra augimas nuo $2 milijardų OpenAI atveju ir nuo 0 Anthropic atveju prieš keletą metų. Taigi šis precedento neturintis augimas, kurį matome iš šių dirbtinio intelekto lyderių, yra būtent priežastis, kodėl jie nusipelno dabartinio vertinimo. Dimitris, ar sutinkate ar nesutinkate ir tai, kad yra tiek daug konkurentų, kaip tai paveiks laisvąją rinką šiuo atveju? Žiūrėkite, manau, kad labai svarbu, jog šios bendrovės šiuo metu yra finansuojamos privačiai ir už jų stovi labai rimti veiksniai, kurie šiuos vertinimus pagrindžia tikrais pinigais. Taigi, ar jos nusipelno tokio vertinimo? Žinoma, nusipelno. Žmonės investuoja už tokią vertę. Dabar, kai jos taps viešos, manau, kils klausimas, ar tai bus rizikinga, ar vertinimas išliks po pirminio viešo akcijų siūlymo ir dar 2 ar 3 metus, mano atsakymas yra tas, kad mes to negalime žinoti. Tai ir yra rizika. Be rizikos negalite gauti grąžos akcijų rinkose ar bet kurioje kitoje rinkoje. Taigi taip, visiškai, jie nusipelno vertinimų, kuriuos gauna. Žmonės investuoja tikrus pinigus. Ar tai veiks per artimiausius 2 ar 3 metus? Kas žino, tai yra rizika, todėl ir yra grąža. Laikas parodys. Kiekvieną kartą, kai turime kokį nors inovatyvų ekonominį proveržį, kaip istorija jau nekartą įrodė. Ovenai, kokios tavo mintys? Žiūrėk, tai yra įmonės, kurios atlieka novatorišką darbą, Emilija. Dėl to nėra jokių abejonių. Bet galiausiai vėlgi, iš esmės yra tam tikra vertė, kuri yra per didelė. Mes nežinome, ar tai dabartinė vertė, ar kažkokia būsima vertė, nes šių įmonių vertinimai ir akcijų kainos tiesiog toliau sparčiai kyla. Ir yra potencialių konkurentų, ypač Kinijoje, kurie pradėjo žengti į rinką su visiškai kitokia strategija. Taigi, manau, kad šios aplinkybės tikrai reikalauja atsargumo. Ir manau, kad tai yra didžiulis pavojaus signalas, jog tokia didelė New Yorko akcijų vertės dalis priklauso nuo tokio nedidelio skaičiaus įmonių. Tai reiškia, kad didžiulė investuotojų pinigų ir pensijų fondų dalis atsiduria vos kelių įmonių rankose. Ką tai reiškia ekonomikai? Ir kokios būtų pasiekmės, kai tiek daug mūsų pinigų ir tiek daug mūsų ateities priklauso nuo tokio labai mažo skaičiaus įmonių ir labai mažo skaičiaus žmonių priimančių tuos sprendimus? Taip, ir kaip jūs minite, Kinijos veiksnį mes žinome, kad jie gali labai greitai visą tai pagaminti gerokai pigiau. Kaip? Kaip greitai tai galėtų sukelti didelį proveržį, kuris taip pat paveiktų kainas ir kai kurių kitų įmonių akcijas. Mano Ovena, jei nori užbaigti šią mintį, tada pereisime prie Steveno ir Dimitrijo. Žinoma, sunku keista galvoti apie Kiniją, kovojančią asimetrinį karą. Tai yra pasaulinė galybė pagal bet kokį matą. Tačiau dirbtinio intelekto srityje taip ir yra. JAV eksporto kontrolė blokuoja Kinijai prieigą prie tokių puslaidininkių ir dirbtinio intelekto lustų, kokius Amerikos įmonės turi po ranka. Akivaizdu, tai labai sąmoninga Amerikos politika tiek Trumpo, tiek Bideno laikais. Tačiau Kinijos įmonės rado būdų prisitaikyti ir tam tikrą prasme tapo sumanesnės, o jų apribojimai privertė jas būti dar sumanesnėmis. Mes matėme šoką, kai pasirodė žinia apie DeepSeek modelį. Ir Kinijos įmonės rado būdų kurti sprendimus, kurie neprilygsta geriausio Amerikos įmonių sprendimams, bet yra daug pigesni. Ir paskelbdami savo informaciją atvirojo kodo principu, jie taip pat išplėtė savo rinkos pasiekiamumą. Kinai daro dalykus kitaip ir galbūt galiausiai dėl to įgis pranašumą. Vėlgi, tai padidina riziką daugeliu iš mūsų, kurie vienaip ar kitaip visi mes esame tiesiogiai ar netiesiogiai investavę į šias 7 didžiulės technologijų įmonės. Ir Stevenai, taigi koks bus galutinis poveikis laisvai priekybai ir rinkoms, jei Kinija pradės gaminti pigesnius modelius? Ar investuotojai turėtų būti atsargus sudarydami didelius sandorius? Turiu omenyje, kai kalbame apie tai, kas ateina iš Kinijos, matome daug daugiau technologinės pažangos iš tokių įmonių kaip DeepSeek.
Turiu omenyje, kai apie tai galvojame, tai taip pat išplečia bendrą dirbtinio intelekto rinkos galimybę. Tai yra tai, ką mes labai koncentruojamės. Jevonso paradokso idėja, kai sumažinate kainą už inferenciją ir šių galimybių prieinamumą. Laikui bėgant tai atvers rinką. JAV yra priekyje Kinijos, kai kalbama apie technologinę pažangą DI srityje. Ir manau, kad tai sukels šiek tiek daugiau diskusijų apie kainodarą ateityje. Tačiau apskritai tai ir toliau plės rinkos galimybės artimiausiais metais. Gerai, kitas klausimas, Dimitrisai, tau sekasi, leisiu tau pradėti. Pakalbėkime apie darbo vietas. Manau, kaip ir sakėme apie pramonės revoliuciją, žmonės siuvę daiktus rankomis buvo išsigandę. Kas nutiks, jei prarasiu darbą? Ir tada pamatėme, kad tai lėmė didelį šuolį visuomenėje. Tai kiek žmonės turėtų bijoti prarasti darbus ir kad dirbtinis intelektas pakeis žmonių poreikį? Manau, tai puikus klausimas ir labai sunku, žinote, asmeniškai, jei jūsų darbui gresia pavojus dėl dirbtinio intelekto, be abejo turėtumėte, jei nebijoti, tai bent jau žinoti, kas vyksta. Turėtumėte žinoti, kur dirbtinis intelektas daro įtaką jūsų sektoriui. Mes kaip ekonomistai taip ir darome, mes kaip analitikai taip ir darome. Ir manau, kad visi turėtų labai aiškiai suvokti, kaip dirbtinis intelektas juos veikia ir turėti planą. Makroekonominių lygių, žinote, jūs paminėjote tekstilės gamybą. Tekstilės gamyba, žinote, nesunaikino darbo jėgos galios. Tai nereiškia, kad visi nebeturėsime dirbti. Ir nemanau, kad dirbtinis intelektas sukurs pasaulį, kuriame niekas nedirbs, bent jau artimiausiai ateityje. Kai sakau artimiausiai, tai ne per artimiausius 100 metų. Taigi, iš makroekonominės perspektyvos, manau, žinote, Styvas paminėjo Jevonso paradoksą. Kai tampa lengviau būti produktyvesniam, darbas iš tikrųjų tampa vertingesnis, kai paskirstame daugiau kapitalo, kurį žmonės gali naudoti, jų darbas tampa vertingesnis, jie gali nuveikti daugiau. Jie gali nuveikti daugiau produktyvių ir taip pat įdomesnių dalykų. Taigi, manau, čia taip pat yra optimistinė perspektyva. Žmonėms teks atlikti mažiau nuobodžių užduočių, o daug daugiau įdomių dalykų, kuriuos galės dirbti atsidavę žmonės. Taip, turiu omenyje, kad dirbtinis intelektas tikrai suteikia efektyvumo požiūrį naudojant šiuos įrankius. Ar manote, kad tai taip pat gali paskatinti daugiau verslininkų ir kūrybiškesnį požiūrį tiems žmonėms, kurių įprastus nuobodžius darbus gali pakeisti dirbtinis intelektas? Galbūt tai paskatins daugiau pažangos. Ką manai, Ovenai? Ar nori pirmas atsakyti į šį klausimą? Žinoma, man labai patinka Jevonso paradoksas. Su juo susipažinau tik prieš kelias savaitės ir jis tiesiog nuostabus. Emili, iš esmės jis sako, kad paimkime pavyzdžiui grafinį dizainą. Prieš OpenAI ir prieš šias įmonės reikėdavo samdyti grafinį dizainerį, kad jis sukurtų logotipą tam, ką tu darai. Dabar gali nueiti į pokalbių robotą, aš taip dariau prieš kelis mėnesius, duoti jam instrukcijas ir jis tiesiog sukuria logotipą, o tu kelias minutės pabendrauji su juo ir iš esmės gauni tai nemokamai. Tai reiškia, kad daugiau žmonių norės daugiau logotipų, nes galėsime juos dėti visur ant savo tapetų beveik už dyką. Bet tai reiškia, kad tiesiog atsiras didesnė grafinio dizaino paklausa ir tai išplečia žmonių akiratį bei požiūrį į šią idėją ir jos naudojimą. Ir galbūt sudėtingesni projektai bus tie, kuriuos norės atlikti žmonės. Taigi tie grafiniai dizaineriai, kurie dabar dirba, nebedarys 90% ar 99% projektų. Bet ta 1% ar 10%, kuriuos jie atliks iš daug didesnio kiekio, bus kur kas įdomesni. Taip, aš suprantu Jevonso paradoksą. Ir tikrai atrodo, kad kai kuriuose sektoriuose būtent tai ir vyksta, galbūt su klaustuku programinės įrangos kūrime ir galbūt kai kuriuose kitose. Tai įdomus ir bent jau viltingas scenarijus, kaip galėtų atrodyti dirbtinis intelektas, žinoma, yra daugybė kitų scenarijų ir visa tai yra didelė nežinomybė. Stevenai, kokia tavo reakcija? Ar žmonės taps kūrybiškesni ir galbūt užsiims tuo, kas jiems patinka labiau, nei jų kasdienis darbas, kurį gali atlikti dirbtinis intelektas? Aš visiškai sutinku su to, kas jau buvo pasakyta, kai galvojame apie kai kurios pasiekimus, kurie atsiras iš šių darbų, jie bus laipsniški ir mes net negalime tiksliai įvertinti, kokia bus ši ilgalaikė įtaka. Kai galvojame apie kai kurias šias technologinės revoliucijas, kurios vyksta, yra darbų, kurie 1950-aisiais buvo išstumti iki 2000-ųjų, kai internetas pradėjo iš tikrųjų integruotis į visą verslo ekosistemą. Ir mes tikimės to paties. Dirbtinio intelekto revoliucijos metu bus sukurta daugiau darbo vietų, nei jų bus prarasta. Tačiau šiuo metu prarandamos darbo vietos yra pradinio lygio, žemesnio lygio darbai. Tačiau tai atveria galimybės pradėti kilti karjeros laiptais, siekti aukštesnių įgūdžių reikalaujančių darbų ir siekti tokių darbo vietų, kurios gali suteikti daug daugiau vertės.
Ir pakalbėkime apie vyriausybės reguliavimą. Kaip tai paveiks ne tik dirbtinį intelektą, kaip mes jį suprantame, bet ir jo vertę bei ekonominę pusę. Taip pat noriu pridėti, kad daugybė akcijų dabar yra prekiaujama dėl dirbtinio intelekto, o ne akcijų brokerių ar žmonių priimamų sprendimų. Ar tai taip pat gali būti veiksnys? Turiu omenyje, tai tikrai yra veiksnys, kuris turės įtakos visam dirbtinio intelekto plėtojimui. Turiu omenyje, vyriausybės reguliavimas niekur nedings, bet negalima per daug reguliuoti, kaip matėme Europoje. Jie iš esmės gyvena akmens amžiuje, kai mes kalbame apie dirbtinio intelekto revoliuciją. Iš tikrųjų, tai yra tarsi JAV prieš Kiniją šiame vykstančiame dirbtinio intelekto plėtojime, bet negalima reguliuoti visos industrijos ir krypties, kuria viskas juda, nes tokiu tempu mes tiesiog pralaimėsime dirbtinio intelekto lenktynės Kinijai. Taigi, tai tikrai geras klausimas reguliuotojų, kaip užtikrinti, kad nebūtų per daug reguliuojama. Tačiau iš saugumo pusės akivaizdu, kad tam tikrų mastų reguliuoti vis tiek reikia. O Dimitrisai, ką tu manai? Žiūrėkite, kaip šioje diskusijoje esantis europietis, turiu sutikti su Stevenu. Europoje mes turime dirbtinio intelekto reguliavimą, bet neturime paties dirbtinio intelekto. Taigi aš tikrai manau, kad JAV požiūris yra daug geresnis. Tačiau, kaip matėme su naujausiu Anthropic modeliu, kuris atskleidė kibernetinio saugumo spragas, svarbu, kad įmonės bendradarbiautų su vyriausybė. Ir manau, kad Baltieji rūmai iš tikrųjų puikiai atlieka šį darbą, suburdami juos ir įtraukdami į dialogą. Taigi, žinote, kritinės infrastruktūros ar nacionalinio saugumo rizikos gali būti sprendžiamos pirmiausia prieš šiuos dalykus išleidžiant visuomenį. Ir tai yra svarbi sudėdamoji dalis, manau, kiekviena šalis turėtų turėti kažką panašaus, bet tikrai sutinku su Stevu, pernelyg didelis reguliavimas tiesiog žlugdo pramonę ir neleidžia jūsų ekonomikai pasinaudoti šios nuostabios naujos technologijos privalumai. Na, Emily, tai labai akivaizdu, kai pavyzdžiui pažvelgi į JAF reguliavimą palyginti su Kinija, Kinija stipriai atsiskiria ir vyksta deglobalizacija. Ir tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių. Ir supratimas, kad tam yra ribos. Pažiūrėkite į liudijimus apie JAF eksporto kontrolę ir pripažinimą, kad nepaisant visų JAF eksporto kontrolės priemonių, kai kurie šie produktai vis tiek pasiekia Kinus. Ir kad Jungtinės valstijos negali pasikliauti vien tik šiomis priemonėmis, norėdamos sustabdyti ar apriboti Kinijos gebėjimą konkuruoti, kad Amerikos įmonės galiausiai turės pačios atsilaikyti prieš Kinus. Ir mes anksčiau kalbėjome apie tai, kad Kinai iš esmės kovoja asimetrinį karą ir kuria dirbtinio intelekto modelius, kurie nėra tokie geri kaip amerikietiški, bet gali būti daug pigesni, suteikdami Kinijai potencialų pranašumą. Mes matėme čia Izraelyje ir daugelyje pasaulio vietų, kaip tai pakeitė karo veiksmus. Tiesa, pigių dronų naudojimas padarė daug brangesnės ginkluotės sistemas neveiksmingomis. Ir yra scenarijus, bent jau iš to, ką aš mačiau, kad dirbtinis intelektas galėtų eiti tą pačią kryptimį. Taigi manau, kad sveiko proto reguliavimas, kurį taiko Jungtinės valstijos, bandydamos tai sustabdyti arba bent jau atidėti, yra labai prasmingas, kartu realistiškai suprantant tokios strategijos ribas. Ir būtinybė Amerikos įmonėms rasti būdų išlaikyti savo pranašumą, o Jungtinėms valstijoms spręsti energijos klausimą duomenų centrams, kur Kinai taip pat atrodo turi didžiulį pranašumą dėl savo investicijų į atsinaujinančią energetiką. Taigi, taip, iš tiesų, kalbant apie tai, turiu omenyje, kad tie kaštai, lustų, energijos, duomenų centrų, apie kuriuos kalbame, kaip tai paveiks dirbtinio intelekto tvarumą, jam toliau vystantis ir progresuojant realiuoju laiku. Stevenai. Na, žiūrėkite, taip. Na, žiūrėkite, gerai. Manau, kad žmonės dažnai lygina tai su geležinkeliais, tiesa? Kaip jau girdėjome šiame pokalbyje, geležinkeliai Jungtinėse valstijose buvo nutiesti XIX amžiuje. Tai buvo didžiulė naujovė. Jie padarė ekonomiką daug efektyvesnę. Ir žmonės ilgą laiką keliavo traukiniais bei gabeno krovinius traukiniais, net iki šiol. Tačiau tuo pačiu metu geležinkelių buvo nutiesta per daug. Ir toks pavojus egzistuoja ir su duomenų centrais. Taip pat yra žmonių, kurie sako, kad duomenų centrų nepakaks ir tai taps veiksniu, kuris stabdys dirbtinio intelekto vystymasi. Taigi tai yra veiksnys, kurio mes tiesiog nežinome. Tačiau, manau, istorija mus moko bent jau būti atsargiems dėl to ir suprasti rizikas, kad tai taip pat gali sukelti tam tikrą burbulą. Teisingai. Ir taip pat, Stevenai, nepamirškime, kad pramonės revoliucija atvedė prie visotų dalykų – anglies ir visų aplinkosaugos problemų, su kuriomis dabar susidurėme. Taip, dirbtinis intelektas yra tarsi kažkas ore, bet kokios gali būti ilgalaikės pasiekmės, ne tik tokios, kurių galbūt dar net nežinome, bet ir tos, apie kurias kalbėjome, susijusios su šių lustų kaina ir panašiais dalykais.
Turiuomenyje, kai galvojame apie visą dirbtinio intelekto infrastruktūros kūrimą, kai galvojame apie duomenų centrus, apie energiją, tai iš tikrųjų yra ilgalaikis procesas. Tai būtent į tai visi šie didieji debesijos paslaugų teikėjai ir investuoja didžiulės lėšas. Jie šiemet dvigubina dirbtinio intelekto kapitalo išlaidas palyginti su praėjusiais metais ir jie tikrai siekia pasinaudoti tą galimybę. Ir jie mato, kad jų užsakymo eilėje esanti paklausa vis dar viršija pajėgumus. Taigi paklausa viršija pasiūlą. Štai ką mes matome šiuo metu. Ir daug geriau pastatyti per daug nei per mažai, kad ilgalaikėje perspektyvoje būtų galima užtikrinti tvarų investicijų grąžos rodiklį. Gerai, Dmitri, pabaigai žodis tau. Kokios tavo galutinės mintys šiuo klausimu? Žiūrėk, grįžtant prie rinkos, manau labai svarbu suprasti, kad šis diegimas, šis kapitalo paskirstimas yra itin brangus. Tai yra taip brangu, kad tokios įmonės kaip Google, kurios dar prieš keletą metų turėjo visiškai švarius balanso rodiklius, be jokių skolų, metai iš metų grąžindamos pinigus akcininkams, dabar jos eina ne tik į pasaulinės skolų rinkas, kad surinktų pakankamai lėšų investicijom, bet ir į akcijų rinkas. Tai mes matėme praėjusią savaitę ir tada Meta penktadienį bandė padaryti tą patį arba paskelbė, kad gali pritraukti nuosavo kapitalo ir būtent tai išgąsdino rinką. Ir manau, vienas dalykas, kurį reikia suprasti, yra tai, kad tam prireiks daug kapitalo. Ir žinote, esant dabartiniam vertinimui, labai sunku įsivaizduoti, kad investuotojai ir pasaulinės santaupos tai suteiks. Taigi, manau, tai ir yra grėsmė. Yra tiesiog milžiniška kapitalo paklausa, ar rinkos gali ją patenkinti. Ar jie gali patenkinti Google, surenkančios 80 milijardų, ir SpaceX, vykdančios pirminį viešą siūlymą, ir Anthropic, vykdančios pirminį viešą siūlymą, ir OpenAI, vykdančios pirminį viešą siūlymą, ir Meta, renkančios lėšas viską per 6 mėnesius? Manau, tai svarbus klausimas. Na, labai jums visoms ačiū, tikrai įdomus pokalbis, aš pati daug sužinojau ir pamatysime, kas nutiks, tik laikas parodys. Bet vėlgi, dirbtinis intelektas vystosi ir tobulėja kiekvieną dieną, taigi tai akivaizdžiai labai greitas pokytis mūsų pasaulyje. Ačiū jums visoms. Labai ačiū. Ir niekur neikite, mes netrukus sugrįšime. Padarykite trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime su dar daugiau naujienų. Žinoma. Sveiki sugrįžę į Global Eye, dabar kitos naujienos. Nors Kinija ir Šiaurės Korėja turi beveik 1500 km bendrą sieną, Kinijos lyderis jau 7 metus nėra lankęsis Šiaurės Korėjoje. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas šią savaitę 2 dienoms priima Kinijos prezidentą Xi Jinpingą. Jie aptars keletą temų, įskaitant turizmą ir karinį bendradarbiavimą. Per pastaruosius metus santykiai buvo įtempti, nes Kinija ragino Kim Jong-uną atsisakyti branduolinės programos. Tačiau praėjusią savaitę Šiaurės Korėjos lyderis paragino eksponentiškai plėsti šalies branduolinį arsenalą. Panašiai ir Šiaurės Korėja buvo atsargi, kad netaptų pernelyg priklausoma nuo Kinijos, kuri yra antra pagal dydį pasaulio ekonomika. Somalijos saugumo pajėgoms pavyko atkurti tvarką šalies sostinėje Mogadiše. Vyriausybės pajėgos susirėmė su opozicijos politikais siejamomis milicijomis. Policijai pavyko konfiskuoti ginklus ir šaudmenis iš opozicijos kovotojų. Smurtas kilo prieš planuojamas protesto akcijas dėl prezidento Hasano Šeicho Mohamudo sprendimo likti poste, pasibaigus jo kadencijai praėjusį mėnesį. Somalis išgyveno dešimtmečius trunkantį konfliktą nuo centrinės valdžios žlugimo 1991 metais ir toliau kovoja su islamistų sukilimu. Ispanijoje daugiau nei 1 milijonas žmonių susirinko Madrido Plaza Mayor aikštėje stebėti popiežiaus Leono XIV procesijos ir mišias, taip dar kartą pabrėždami Ispanijos nuolatinį katalikišką religinį užsidegimą. Tai buvo tarsi svajonė. Tai buvo nuostabu. Popiežius atvyko į Madridą mūsų pamatyti. Mes taip džiaugiamės, tai neįtikėtina. Mano širdis plakė labai stipriai, tikrai. Tai nuostabu, tai tikrai įvyko. Tu matei, tai visai šalia mūsų. Kaip matote, jaunimas tikrai susirinko gausiai. Jie taip pat buvo tarp tikinčiųjų šeštadienio nakties budėjime, kuriame, kaip manoma, apie 600 000 žmonių kartu su popiežiumi klūpojo maldoje. Tai rodo atsinaujinusi šios kartos susidomėjimą, nepaisant dabartinės Ispanijos socialistinės vyriausybės.
Nepale istorinį rekordą pasiekė 1000 žmonių įkopusių į Everesto kalną. Todėl tai buvo pats intensyviausias sezonas istorijoje. Tačiau siauras praėjimas į aukščiausią pasaulio viršūnę pasirodė esąs pavojingas, nes milžiniškas ledyno ledo gabalas užblokavo kelią. Dėl to žmonės vėlavo pasiekti viršūnę ir tai galėjo būti mirtina. Vienas gidas, Nepalo gidas vardu Dava Šerpa, paskutinį kartą buvo matytas nukrentantis nuo kalno prieš 6 dienas ir buvo manoma, kad jis žuvo. Tačiau čia galite matyti, kaip jis yra nešamas į ligoninę, nors jo šeima jau ruošiasi atlikti paskutinės apeigas. Tačiau jis buvo stebuklingai rastas gyvas ir nuvežtas į ligoninę Katmandu. Kai pirmą kartą apie tai išgirdome, negalėjome būti tikri, ar tas žmogus tikrai buvo mūsų tėvas. Kad būtume tikri, paprašėme atsiųsti nuotraukų ir tik tada įsitikinome, kad tai jis ir buvome labai laimingi. Dava Šerpa sako, kad jam tiesiog baigėsi deguonis ir leidžiantis jis atsiliko. Net pats ruošėsi mirti, nors visa jų kultūra yra atsidavusi būti šerpais. Tačiau jis savo išgyvenimą skolingas kramtytam ledui ir šokolade, kurį rado kišenėje. Dabar atkreipkime dėmesį į keletą svarbiausių šios savaitės pasaulio naujienų, kurias galėjote praleisti. LinkedIn žinomas kaip verslo ir tinklaveikos socialinis tinklas, o ne priemonė dalintis vyriausybės paslaptimis. Tačiau žvalgybos agentūra 5 akis, kuri yra Australijos, Kanados, Naujosios Zelandijos, Jungtinės karalystės ir JAV aljansas, perspėjo apie rimtą Kinijos keliamą grėsmę. Bendrame pranešime jie informavo visuomenę, kad Kinijos šnipai bando verbuoti vyriausybės ir kariuomenės darbuotojus, kad šie atskleistų paslaptis. Kaip tai galėjo nutikti? Na, mes ketiname užduoti rimtų klausimų. Ir prie mūsų tiesiogiai prisijungė buvęs CŽV slaptųjų operacijų pareigūnas Michaelas Bakeris. Sveiki ir ačiū, kad esate čia, Michaelai. Žinoma, ačiū Jums. Taigi, visų pirma, tai labai baugi mintis. Daugelis žmonių naudoja LinkedIn. Kiek laiko manoma, kad šie šnipai bandė verbuoti žvalgybinę informaciją ir paslaptis? Na, tikriausiai jie jau visiškai atvirai nuo tada, kai LinkedIn pradėjo veikti. Taigi tai nėra nauja. Žinote, Kinijos žvalgybos aparatas, nesvarbu ar tai būtų valstybės saugumo ministerija ar liaudės išlaisvinimo armijos žvalgybos padaliniai, jie naudos viską, kas jiems prieinama, tiesa? Ir jie tikriausiai pasirodė esantys patys agresyviausi, kaip mes norime tai vadinti, šnipinėjimo, ekonominio šnipinėjimo, kibernetinių išdaigų vykdytojai. Taigi, LinkedIn naudojimas tai tiesiog dar vienas įrankis jų arsenale, taip sakant. Tai kaip jie tuo naudojosi? Vėlgi, jei kas nors LinkedIn paklaustų manęs asmeninio klausimo apie mano darbą, būčiau įtari. Ir aš tikrai nesu tas žmogus, kuris turėtų prieigą prie valstybinių paslapčių. Na, tai puikus klausimas, bet realybė tokia. Metodika, metodika, metodika. Atsiprašau. Aš nesu žinomas dėl didelių žodžių. Niekada iš tikrųjų nepasikeitė. Pasikeitė technologijos ir tai leido žvalgybos tarnyboms veikti kitaip. Bet ką turiu omenyje, tai iki, tarkime, interneto tiesa tada, Kinijos žvalgybos pareigūnai pasirodydavo kokioje nors konferencijoje, akademinėme renginyje ar seminare ir jie ieškodavo tarp dalyvių įdomių asmenų. Ir kas tai yra? Na tai žmonės turintys prieigą prie karinės informacijos, vyriausybinės informacijos, žvalgybinės informacijos, komercinės informacijos, tiesa? Viskas domina Kinijos žvalgybos aparatą ir jie turi tiek išteklių, tiek motyvacijos, kad iš esmės galėtų surinkti viską. Taigi, anksčiau atvykdavai į tokius renginius, megzdavai pažintis, žinai, galbūt apsikeisdavai laiškais ir bandydavai pakviesti juos padėti tau su kokiu nors tyrimu ar projektu, prie kurio dirbi. Ir visa tai atrodė visiškai nekaltai. Žinai, jie iš karto neprašydavo slaptos informacijos. Dabar su LinkedIn ir daugybė kitų programėlių tai tiesiog atveria daug daugiau galimybių. Taigi jie turi daugiau galimybių susisiekti su žmonėmis, kurie jų manymu turi prieigą prie vertingos informacijos. Ir labai lėtai bei švelniai pradėti bandyti užmegzti santykius. Jie tikisi, kad galiausiai tai prives prie to, jog tas žmogus bus užverbuotas ir pradės teikti slaptą informaciją. Na, bet kas iš tikrųjų ilgai bendrauja per LinkedIn? Net jei pradedi kurti santykius, juk žmonės turi užimtą gyvenimą. Jie užsiėmė darbu. Tai kaip toks bendravimas apskritai gali tęstis?
Taip, eini žingsnis po žingsnio, žingsnis po žingsnio. Dažnai viskas prasideda labai nekaltai. Perskaičiau jūsų publikaciją ar straipsnį, ar ką ten bebūtų, jei tas žmogus yra akademikas ar tyrėjas. Ir žinote, tada viskas po truputį vystosi toliau. O tada bandai užmegzti nuolatinį kontaktą. Gal galėtume apsikeisti kontaktais. Ir aš jums parašysiu kelis LBOT laiškus. Arba, žinote, dabar dirbu prie šio straipsnio ir tikrai įstrigau ties šią temą. Gal galėtumėte kaip nors padėti? O gal kitą kartą, kai bus tokia galimybė, galėčiau jums netgi pasiūlyti stipendiją, šiek tiek pinigų, žinote, kaip padėka. Ir tada galbūt ilgainiui, žinote, tą santykį paverčiate asmeniniu susitikimu, tiesa? Ir galbūt susitinkate ir atliekate tam tikrą vertinimą. Galbūt tada tą žmogų perduodat kažkam, kas yra šiek tiek labiau pažengęs žvalgybos operacijoje. Ir staiga, žinote, jūs ieškote žmonių, kurie yra pasirengę pradėti tą kelią. Ir jūs ieškote svertų bei silpnų vietų. Ir jūs ieškote galimybių. Ir kai tik jie jums suteikia bent kiek informacijos, net jei iš pradžių jie atrodo nekalta, žvalgybos operatyvininko požiūriu jūs jau juos užkabinote. Dabar jūs tarsi vedate juos toliau. Taigi akivaizdu, kad visą tai stebėti gana sudėtinga, net jei esate patyrę žvalgybos pareigūnai, CŽV ar kita su šiomis šalimis dirbanti tarnyba. Taigi, kai socialinė žiniasklaida tampa vis labiau paplitusi ir atsiranda daugiau įrankių, ką šios žvalgybos tarnybos galėtų padaryti, kad pasiruoštų šiai naujai grėsmei? Na, yra keletas dalykų. Vienas iš jų turėti atviresnį dialogą su akademinė bendruomenė ir su komerciniu sektoriumi įvairiose srityse. Nes vėlgi, iš Kinijos žvalgybos pareigūno perspektyvos, juos domina viskas. Tiesa, jei turite įmonę, galite manyti, na, jie niekada nesusidomės manimi, aš tik gaminu kažkokius gaminius. Na, galbūt tam tikroje to gaminio dalyje yra komponentas, kuri iš jų perspektyvos yra svarbi kažkam, prie ko jie dirba. Taigi jūs niekada negalite sakyti, kad jie nesusidomės jumis kaip verslu, tiesa, nes jūs nežinote, ką jie nori pasiimti savo. Taigi jūs turite pradėti dialogą, turite paaiškinti, kas vyksta. Ir iš dalies būtent todėl jie pateikia tokį vertinimą, kalbėdami apie LinkedIn. Jie turi informuoti ir šviesti žmonės, kaip būti šiek tiek skeptiškesniems, kai su jais susisiekiama. Ir tai nuolat kartojasi. Nesvarbu, ar esate žemės ūkio srityje ir kalbate apie genetiškai modifikuotą inžineriją, ar apie dvigubos paskirties komponentus, kurie gali būti panaudoti pavyzdžiui dronuose, tai tiesiog milžiniška veiklos sritis. Taigi, kitas dalykas, kurį turite daryti. Turite būti labai agresyvus kontržvalgybos srityje. Ir neseniai čia JAV, žinote, buvo nemažai atvejų, kai mes nustatėme ir apkaltinome asmenis dirbusius su Kinijos žvalgyba. Oho, labai įdomu ir daugeliu atžvilgių labai baisu. Labai ačiū, Michaelai Bakeri. Rūpinkite savimi. Na vien tik JAV ir Kanadoje 1 iš 8 suaugusiųjų vartojo svorio metimo vaistą Ozempic. Tačiau daugeliu jis buvo per brangus. Mažmeninė kaina siekia net $1000 per mėnesį. Tačiau praėjusią mėnesį, gegužės pabaigoje, Kanada tapo pirmąją G7 šalimi, patvirtinusią generinį šio injekcinio vaisto receptą, kuris, kaip minėjau, leidžiamas kartą per mėnesį ir netrukus pasirodys vaistinėse. Prisijungė prie mūsų iš Atlantos daktarė Julian Kavanagh, Emory universiteto medicinos mokyklos neurologijos docentė ir taip pat CBC Radio Kanada medicinos korespondentė. Ačiū, kad esate su mumis. Labadiena. Taigi, pirmiausia, papasakokite mums plačiau. Žinome, kad tai yra didžiulė tendencija, didžiulė banga. Ozempic ir kiti panašūs vaistai dažnai naudojami ir diabetui gydyti. Ir turint tiek daug reguliavimo agentūrų, kaip šis vaistas staiga pradėtas skirti žmonėms, norintiems numesti svorio, nors jau šimtmečius žmonės ieško greitos tabletės. Taip, nes Ozempic nėra vaistas nuo diabeto. Tai stebuklingas neurovaistas, kuris reguliuoja organizmo gebėjimą jausti sotumą, pasisotinimą, alkį ir norą valgyti. Mes atrandame, kad vis daugiau pacientų pradėjus vartoti šios vaistus, jie iš tikrųjų turi ir kitų poveikių smegenims, ypač atlygio sistemai. Ir būtent dėl to mes matome šį svorio mažėjimo efektą, nes žmonėms daug lengviau kontroliuoti savo alkį, sotumą ir gebėjimą mesti svorį, kas yra tiesiogiai susijęs su diabetu.
Todėl šie vaistai daugiausiai yra patvirtinti pacientams sergantiems diabetu ir nutukimu. Tačiau tikėtina, kad per artimiausius 4 metus indikacijos plėsis. Tačiau, kaip jau minėjau, kadangi apie tai nėra daug girdėję žmonių, o dabar atrodo, kad visas pasaulis taiga atrodo lieknesnis ir visi tai vartoja, mes iš tikrųjų nežinome, kokie yra šalutiniai poveikiai. Turiu omenyje, ar įmanoma, kad ateityje gali atsirasti tam tikrų problemų, ypač todėl, kad šį vaistą reikia vartoti nuolat. Šį vaistą reikia vartoti nuolat. Atrodo, kad dauguma teigiamų efektų, tai yra svorio kritimas vartojant šį vaistą, iš tikrųjų neišlieka, kai pacientai nustoja vartoti šios vaistus, o tai kelia daug klausimų. Kai vis daugiau žmonių pradeda vartoti šios vaistus, mes pradedame matyti labai retus šalutinius poveikius, kurie nebuvo aprašyti klinikiniuose tyrimuose, nes tokie duomenys gali pasirodyti tik tada, kai milijonai pacientų vartoja šį vaistą. Turime su šiuo vaistu siejamų regos nervo uždegimo atvejų, kuriuos čia matau reguliariai. Ir tai, ką ateityje tikrai tyrinėsime daugiau, yra galimi psichikos šalutiniai poveikiai. Yra apie ką pagalvoti, kai kažkieno smegenyse įvyksta pokytis, kai pasikeičia atlygio sistema. Labai teigiamas šalutinis poveikis, kai žmonės nustoja vartoti alkoholį arba lošti. Tačiau kartais galime pastebėti, kad kai kurie žmonių gyvenimo siekiai gali būti pakeisti šių vaistų. Tai kol kas yra empiriniai duomenys, tačiau mums reikės daugiau tyrimų, kad tai geriau suprastume. Taip pat jūs kalbate apie tai, kaip sakėte, kad tai veikia neurologiniu būdu. Bet kaip tai veikia arba kaip jūs priimate sprendimus, kam galite jį paskirti? Daugelio žmonių sergančių psichikos ligomis ir vartojančių antidepresantus ar kitus vaistus, ar jie žino, kaip šie vaistai veikia vienas kitą? Ir žinoma, kiekvieno žmogaus smegenų chemija yra skirtinga. Taip, ir iš tikrųjų dabar yra individualizuotos medicinos era. O gal ateityje turėsime biologinių žymenų, kurie padės nustatyti, kas yra geriausias kandidatas šiems vaistams. Daugumoje šalių patvirtinimo procesas yra labai siauras. Izraelyje, jei neklystu, jis tikrai taikomas tik tiems žmonėms, kurie serga diabetu ir kuriems reikia numesti svorio. Kai kuriuose kitose šalyse indikacijos yra laisvesnės. Kai kurios šalis palieka daugiau diskrecijos savo gydytojui priimti tokius sprendimus. Bet jūs visiškai teisus, mums reikia daugiau duomenų. Ir yra apie ką pagalvoti, kalbant apie visuomenę, kurioje didelė dalis gyventojų vartotų vieną iš šių vaistų. Ir kokią įtaką tai turėtų visai sistemai bei visos visuomenės psichikai. Dabar pereikime prie kainos. Akivaizdu, kad tai nėra tai, ką visi galėtų sau leisti. Bet kas daro Kanadą išskirtinę, kad jis staiga gali pasiūlyti generinį vaistą? Ar tai susijęs su patentu? Na žinai, Emilija, mes visi kažkada pamiršome išsiųsti dokumentus ar laiku sumokėti mokestį. Ir atrodo, kad farmacijos įmonė, gaminanti Ozempic Kanadoje, pamiršo sumokėti mokestį, kuris buvo susijęs su patentu, kad patentas liktų galiojantis Kanadoje. Taigi jie prarado patentą tokiu labai administraciniu būdu. Ir tai sutampa su momentu, kai taip pat buvo paviešinti klinikinių tyrimų duomenys. Taigi visa tai reiškia, kad dabar Kanadoje generinių vaistų gamintojai gali ne tik gaminti vaistą, bet ir pagrįsti jo veiksmingumą bei saugumą duomenimis, kuriuos anksčiau surinko kitos farmacijos kompanijos. Taigi jiems nereikia kartoti tyrimų, kad galėtų patekti į rinką. Štai kodėl šie generinių vaistų gamintojai Kanadoje gali gaminti generinį Ozempic už daug mažesnę kainą. Tačiau tai veikiau sistemos išimtis. Ir ypač mums, amerikiečiams, tai artimiausiu metu nepersikels per sieną. Gerai, ačiū. Labai įdomu. Ačiū, daktarė Juliana Kavanagh. Ačiū, kad pakvietėte. Nors tai įvyko praėjusiu metu gruodį, 18-mečio universiteto studento Henrio Novako nužudymas Jungtinėje karalystėje ir toliau sulaukė tarptautinio dėmesio. Novakas buvo mirtinai subadytas Southamptone Vikramo Digvės, kuris teigia, kad Novakas jį rasistiškai įžeidinėjo ir kad jis gynėsi. Tačiau nerima kelianti nauja vaizdo medžiaga iš kūno kameros atskleidžia, kaip policija elgėsi, tyriant nusikaltimą įvykio vietoje. Prie mūsų iš Londono prisijungė žurnalistas Nojus Hoffmanas, žurnalo The Spectator politinis korespondentas. Ačiū, kad esate su mumis, Nojau. Ačiū. Tai tikrai beprotiška istorija, apie kurią kalbame jau kurį laiką. Bet tiems žiūrovams, ypač Jungtinėse valstijose, kurie to nesekė, paaiškinkite, kas įvyko ir kodėl tai yra taip prieštaringa, painu ir sudėtinga. Tai labai tragiška 18-metės universiteto studentės atvejis. Ji buvo labai tragiškai subadyta peiliu Southamptone.
Kai policijai paskambino kaltininkas, kaltininkų šeima, jie bandė priversti auką Henry atrodyti taip, tarsi jis būtų nusikaltėlis šioje byloje. Ir jie pasinaudojo teiginiu, kad Henris buvo rasistiškas Vikramui Digvai, kuris yra sikų kilmės, kaip tam tikrų dėmesio nukreipimu, kad pakeistų tikrąją įvykių eigą. Kai policija atvyko, Henris jau buvo subadytas ir pasakė policijai, mane subadė, man reikia pagalbos. Tačiau jie atsakė, mes tavimi netikime. Jie jį surakino antrankiais. Jis kartojo, negaliu kvėpuoti. Tai buvo jo paskutinės gyvenimo akimirkos. Jis mirė, nes policija nepasirūpino durtinę žaizdą. Ir jis buvo apkaltintas rasizmu. Na ir pasakius tai, kokios yra galimybės imtis veiksmų, ar tai yra policijos nusikaltimas, nesvarbu, kas buvo kaltas. Surakinti jį antrankiais ir taip greitai priimti tokį sprendimą? Taip, būtent taip. Ši byla turėjo didžiulį politinį poveikį Jungtinėje karalystėje, būtent jis sukėlė diskusijas apie policijos būklę. Ir ar galbūt į ją turėjo įtakos tapatybės politika bei įvairovės, lygybės ir įtraukties DEI darbotvarkė, kurią matėme po Black Lives Matter judėjimo. Ir kai tapatybės politika buvo tikrai daugelio viešų diskusijų priešakyje, o Jungtinėje karalystėje daug kas iš to iš tikrųjų buvo tarsi importuota iš Jungtinių valstijų, nors čia veikiame visiškai kitokiame kontekste. Tačiau taip pat buvo daug politinių pasiekmių. Ta prasme, kad yra nusivylimas, jog kai kurie politikai galbūt naudoja šią tikrai tragišką situaciją savo tikslams siekti. Kritikai sakytų, kad tai sukelia dar daugiau susiskaldimo, nors dabar yra metas, kai visuomenė turėtų vienytis, o ne kurstyti įtampą. Taip, ir mes matome tiek daug smurto, masinius šaudimus ir panašiai. Akivaizdu, kad tokie dalykai, kai esame taip susiskaldę, yra išties bauginantys ir pavojingi savaime. Dabar paviešinta policijos kūno kameros medžiaga taip pat atskleidžia, kad nusikaltėlis, kuris buvo nuteistas daugiau nei 20 metų kalėjimo, taip pat nesakė tiesos. Taip, noriu Jūs pataisyti, Jungtinėje karalystėje mes iš tikrųjų neturime masinių šaudynių. Taip, tai tiesa. Turime labai gerus ginklų įstatymus, kurie mus saugo šiuo atžvilgiu. Tačiau yra problemų dėl nusikaltimų su peiliais. Ir tai buvo dar vienas to pavyzdys. Taigi daug diskutuojama, ar sikhams leidžiama nešioti savo religinį apeiginį peilį, kirpaną. Ar jiems turėtų būti uždrausta tai daryti. Dabar tai yra tema, apie kurią diskutuojama viešojoje erdvėje, tačiau daugelis sikhų bendruomenės narių atkreipė dėmesį, kad nusikaltėlis iš tikrųjų nenaudojo religinio peilio. Jis naudojo kitą peilį išpoliui įvykdyti ir jie mano, kad tai tarsi nukreipia dėmesį, o tikroji problema yra visai kita. Taigi, šio labai liūdno įvykio metu kilo daug klausimų. Pakalbėkime apie viceprezidentą J.D. Vance'ą, kuris žinomas kaip izoliacionistas, tačiau mėgsta komentuoti imigracijos klausimais. Jis įsikišo ir apkaltino dėl to migrantus, taip vadinamus, nors iš tikrųjų jis buvo jėkatas pilietis. Ar buvo netinkama, kad viceprezidentas Vance'as įsikišo ir pasakė kažką? O kokios yra pasiekmės jėkatorinės politiniuose sluoksniuose? Tad manau, kad dauguma visuomenės čia vieningai mano, jog jo įsikišimas buvo gana juokingas. Ir galbūt, žinote, mano, kad jis turėtų susitvarkyti savo reikalus prieš žiūrėdamas į kitus. Ir pamokslauti apie kitas šalis bei kištis į vidaus reikalus. Manau, Davidas Lamis, kuris yra teisingumo sekretorius čia ir vicepremjeras ir yra gana artimas J.D. Vance'ui, turėjo su juo telefoninį pokalbį, kuriame daug diplomatiškesnių tonų pakartojo tą pačią mintį. Kaip jūs sakėte, kaltininkas buvo britas, jis gimė čia. Jungtinėje karalystėje kilo daug problemų dėl masinės migracijos ir apie šias pasiekmes reikia daug diskutuoti. Tačiau šis vyras nebuvo imigrantas. Taigi jo įsikišimas čia nebuvo gerai priimtas daugelio žmonių. Gerai, nelabai ačiū, žurnalistė Noah Hoffman, politinė korespondentė iš The Spectator. Tęsiant šią temą, britų pora įkalinta Irane pralaimėjo apeliaciją dėl 10 metų laisvės atėmimo bausmės už šnipinėjimą, kaltinimus, kuriuos jie griežtai neigia.
Jų šeima teigia, kad Kreigas ir Lindsey Forman nebuvo leista dalyvauti posėdyje, o spaudimas Jakoko vyriausybei didėja, reikalaujant aiškaus plano, kaip juos pardabenti namo. Daugiau apie tai šioje ataskaitoje. Gerai, mano vardas Kreigas Formanas, visą gyvenimą dirbau Dailide Toronte ir jau 10 metų laimingai vedęs Lindsey. Šiuo metu abu atliekame 14 mėnesių iš 10 metų laisvės atėmimo bausmės Evino kalėjime Teherane už nusikaltimus, kurių niekada nepadarėme. Šnipinėjimą Jatkotanskai ir Izraelio naudai. Britų pora įkalinta Irane dabar pasak jų šeimos pralaimėjo apeliaciją dėl 10 metų laisvės atėmimo bausmės. Kreigas ir Lindsey Formanai buvo nuteisti praėjusiais metais po to, kai Irano valdžia apkaltino juos šnipinėjimu, kaltinimais, kuriuos jie neigia. Jų šeima teigia, kad apeliacija buvo nagrinėjama jiems nežinant, o porai nebuvo leista dalyvauti posėdyje. Jie taip pat sako, kad Kreigas ir Lindsey buvo paprašyti pasirašyti dokumentus persų kalba, kurių jie negalėjo perskaityti. Mes jau viduje ir dabar atsisveikiname su motociklu, taigi tiesiog susikrausime visą įrangą į mūsų nuostabių vaikinų automobilį ir tada išvažiuosime. Pora keliavo motociklu prieš jiems sulaikant Irane. Lindsey'os Forman sūnus Joe Bennettas sako, kad jis reguliariai bendrauja su savo mama, tačiau teigia, kad kalėjimo sąlygos kelia didelį susirūpinimą. Galiu beveik kasdien pasikalbėti su mama. Šį rytą girdėjau jos balsą. Klausykite, sąlygos yra prastos nuo pat jų atvykimo, ypač mano mamos, nuo spalio mėnesio. Žinote, ten pilna žiurkių, kenkėjų, visur knibžda parazitų. Tai nehigieniška. Jie, žinote, nėra prie to pripratę. Tai kalėjimas, bet labai blogomis sąlygomis. Ir klausykite, jie mums sako, kad naktimis girdi virš galvos skrendančius lėktuvus, girdi bombas, sprogstančias aplinkinėse teritorijose už Evino ribų. Ir viena iš bombų sprogo taip arti kalėjimo, kad net išdaužė langus ir lubas. Jie labai nerimauja, tai švelniai tariant, jie išsigandę. Irano teisminė valdžia kol kas nepakomentavo apeliacinio sprendimo. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija teigia esanti nusivylusi ir sako, kad toliau dirbs siekdama užtikrinti, jog Kreigas ir Lindsey'us būtų saugiai sugrąžinti į Jungtinę karalystę. Tačiau šeima sako, kad nors bendravimas su Britų pareigūnais tęsiasi, jie vis dar nemato aiškaus plano, kaip juos pargabenti namo. Kalbant apie pagalbą, kurią gavome iš Jakotakstai vyriausybės, atvirai sakant, jie gerai bendrauja ir yra tarsi emocinis kempinė šeimai. Tai mes nerimaujame, jaučiame nusivylimą ar ką nors panašaus. Kalbant apie pagalbą, jie suteikė jiems galimybę bendrauti su konsuliniais pareigūnais. Bet nuo paskutinio karto jau praėjo, žinote, 3 mėnesiai. Svarbiausia mums yra ta pagalba, kuri susijusi su jų planu pargabenti mano tėvus namo. Ir šiuo metu mes nematėme jokio plano, strategijos ar kokių nors pokyčių šiuo klausimu. Taigi, jei būsiu atviras, ta pagalba buvo minimali. Didžiosios Britanijos vyriausybė anksčiau yra pavadinusi Formano nuosprendį visiškai nepateisinamu. Tačiau po nesėkmingo apeliacijos jų šeima sako, kad byla įžengė į dar skubesnę stadiją. Pora vis dar kalėjime, vis dar neigia kaltinimus ir vis dar laukia išeities. Ir prieš atsisveikindami galime šiek tiek atsikvėpti. Dar kartą, pandų diplomatija atsidūrė dėmesio centre, nes visos pandos laikomos Kinijos valstybės nuosavybė, nekiai jos paskolintos zoologijos sodams ar tyrimų centrams visame pasaulyje. 2 pandos iš Kinijos Šanchajaus zoologijos sodos saugiai atvyko į Taipėjaus zoologijos sodą, lydimos didelės iškilmingos ceremonijos. Nors jos mėnesį bus karantine, vėliau bus išleistos, kad lankytojai ir žiūrovai galėtų jomis džiaugtis. Jos yra mažos veislės, kaip matote, panašios į meškėnus ir jos beveik nykstančios.